Loreta, kadangi labai greit laiks ein ir jau žiūrim, kad atėjo antrą vasaros pusę, tai labai kviečiu pasikalbėti apie svogūninius augalus. Taip, tai ypatingi augalai tuo, kad jie turi labai trumpą laiko tarpą pasiruošti žiemojimui ir startui pavasarį. Nes sodinam gana vėlai, spalio mėnesį, lapkričio pradžioj. Ir tos gėlės mūsų svogūninės, kol pirmas šakneles išleidžia, naudoja į savęs maisto medžiagas. Tai kad būtų stiprus augalai ir gerai pasiruošę žiemojimui, mes galim padėti su inokuliantais. Kas šitoks inokuliantas? Taip. Vaistai kažkokie? Ne, tai ne vaistai, bet yra biologiniai, mikrobiologiniai produktai, Vaistai augalam, Taip. galim sakyti. Tai nėra trąšos, tai dažniausiai būna koncentruoti produktai, kurių sudėtyje, kaip minėjau, yra bakterijos ir mikoriziniai grybai. Daugam asocijuojasi galbūt ir su ligom, bet mikoriziniai grybai tai yra mūsų augalų draugai, nes jie sudaro simbiozę su augalų šaknų sistema, taip ją praplečia, pagerina maistinių medžiagų įsavinamumą, kaip rudenį labai svarbu yra fosforas, kalis. Taigi atlikau eksperimentą su mikrobiologiniu inokuliantu. Pasižiūrėsim, kokią įtaką jisai turėjo būtent svogūnėlių šaknų sistemai. Panaudoju inokuliantą, kuris yra sertifikuotas ekologinėje žemdirbystėje ir neturi jokių sintetinių cheminių priedų. Tai, kaip sakau, saugus ir aplinkai, ir augalam, ir žmogui. O žiūrėk, koks šaknis. Na ir patikrinsim dabar, ką mes turim kitam. Čia toks neįtėjom, bet nežinau, ar esat mačius Harry Potterį, ten tokia vieta yra, kur ištrauki tų augalų ir jisai rėki. Tai va dabar panašiai. Tai girdi, kaip šaukia, Jo. Va, ką dar norėjau pasakyti, kad šito augaliuko tikrai šaknų sistema stipriai dirba, nes žemės yra aplipę. Ir tenai, kai rėki, tas savien, žodžiu, nulpst, matyti tie vaikai. O čia va turiu iš lovelio vazonėlio svogūnėlį, kur buvo nepanaudotas inokuliantas. Tai kaip matai, dar šaknų sistema tai pradeda augti. Sakykit, kiek dabar mes tų inokuliantų naudosim? Kadangi dar anksti sodinti, bet parodyti tikrai galim ir esame mano eksperimentiniam darželyje. Paprasčiausiai ir du būdai. Vieną pasiruošim mirkinimui. Ai, tai čia mirkysim tos svogūnėlius. Tai turim laistytuvą su vandenuku. Tai mes pasiruošime 1 litro tirpalą ir į tą litrą mums reikia 10 ml inokulianto. A, tai nereikia nulupti mums? Ne, nereikia? Ne. Taigi, kitą dar variantą galim pasiruošti, jeigu turim purkštuvėlį. Taip pat čia įsipilkim litrą. Tai vėl pasiruošę 10 ml. Tai tu pumpink, o aš į tą laiką pasiruošiu keletą duobučių. Man davė darbą, kur per daug mąstyti nereikia. Taigi, va, tas vienas iš būdų. O esmė ta, kad bakterijų sporos papultų ir liestųsi su dirvožemiu pačių svogūnėlių. Tai realiai mes galėtume tiesiog papurkšti ant dirvos ir tada įdėti svogūnėlį ir būtų poveikis, ar ne? Gali ir taip, bet reiktų ir apipurkšti. Nu, bet geriau neprapilti. Nieko baisaus, jeigu ir išpilsi. Nes tas tirpalas, jisai vis tiek gersis į dirvožemį. Čia padės gerai? Labai gerai, viskas puikiai. Na ir kai turim pasiruošę ar lysvę, ar duobutę, gali dėti. Jeigu yra tavo trąšus dirvožemis, struktūringas, įtręštas, gali ir nenaudoti. Jeigu tu matai, kad yra stambus žiedai ir augalas, jeigu pavasarį išdygsta, jisai būna vizualiai dekoratyvus. Bet, sakysim, kaip yra labai pavargę dirvožemį ir panaudota daug chemijos ir dar dėl kitų priežasčių silpnai augantis, susmulkėję žiedai, rekomenduočiau panaudoti. Tai nėra trąša. Tai yra kaip ir stimuliacinė medžiaga būtent tai stipresnei šaknų sistemai.